Kitą kartą Tutlis pasiskolino iš Griežlės duonos, paskui grąžino 2 kepalus. Griežlė reikalauja 3, tiek buvę imta, liudininkų nėra. Ginčai spręsti pasirinko Gegutę. Ta nenorėdama supykinti nei Griežlės, nei Tutlio pareiškė: Aš moteriškė, negudrą galvą teturiu, galiu suklysti, netrukus išperėsiu vaiką, tas užaugęs išspręs judviem bylą. Bet nenorėdama įvelti savo vaiko į painią bylą, ji pati vaikų neperė, deda kiaušinius į kielės lizdą, o Tutlis su Griežle laukdami bylos sprendimo vis tvirtina 2-2, 2, 3, 3, o Gegutė jos gudriai nuvylus, pakukavus tankiai nusikvatoja.